Kūrybiškumo centre Pragiedruliai į visai neseniai pradėjusią veikti teatro studiją grįžta judesio dirbtuvės, skirtos visiems norintiems daugiau judėti. Nuo birželio mėnesio Pragiedruliuose pradėjo veikti teatro studija. Teatro studija yra skirstoma į 3 dalis. Tai buvo visų pirma pradėta nuo bendrųjų teatro įgūdžių studijos veiklos. Tai Dovilė ir Aliona, teatras menas aktorės, vedė čia dirbtuves. Įvairaus amžiaus grupėms, buvo ir atvirų dirbtuvių, buvo dirbtuvės, kur vedėm tik moksleiviams. Ir ten mes žmonės mokėme, kaip būti atviresniais, išlaisvinti savo kūrybinius sugebėjimus, būti drąsiais ir kūrybingais. Po to gruodžio mėnesį pradėjo veikti judesio dirbtuvės, kurios vyksta ir šiandien pas mus čia Pragiedruliuose ir dar vyks visą vasario mėnesį ir galbūt net kovą. Tai šias dirbtuves veda teatras menas aktorė Agnė Muralytė. Agnė Muralytė, judesio šokio virtuozė, jau eilę metų kurianti asmeninius pasirodymus bei atliekanti įvairius vaidmenis teatro spektakliuose. Mano dirbtuvės yra įkvėptos mano mokytojos Claire Hagen, su kuria susitikau 2018 metais Paryžiui ir praktikas jos tęsiu jau 5 metus. Ir kadangi šiuo metu gyvenu ir dirbu Panevėžyje, tai čia siūlau miestiečiams ir svečiams apsilankyti mano judesio dirbtuvėse ir kartu pajudėti. Ir kartu tai nėra tik judesio dirbtuvės, tai yra judesio teatro dirbtuvės. Tai mes dažnai ne tik darom kažkokį teatro trenažą, bet ir tokius mažus mini pasirodymus vieni kitiems. Anot Agnės Muralytės, judesio dirbtuvės draugiškos visiems. Amžiaus ribojimo nėra, kaip ir fizinės parinkties. Mano dirbtuvės draugiškas visiems, aš kviečiu visus, kurie domisi judesiu arba nesidomi ir norėtų domėtis ir pradėti judėti daugiau. Iš tikrųjų yra pas mane į dirbtuves atėję keletą žmonių, kurie vėliau pradėjo labai aktyviai judėti, eiti į žygius ir taip toliau. Tai aš labai džiaugiuosi, kad uždegu kai kurios žmonės gyventi judesyje. Kūrybiškumo centras Pragiedruliai įsikūręs Ukmergės gatvėje 59A.